Geros žinios yra Vilniuje, Lietuvos širdyje, ne tik Lietuvos širdyje, bet parlamente. Ir šiandien kalbinu ir prašau pasidalinti, kas jai yra gera žinia, parlamento narę Aureliją Stanskienę. Aurelija, kas tau yra gera žinia? Daiva taip rimtai pradėjo. Kas man yra gera žinia? Man yra, viskas gera žinia. Va tai, kad čia mes šiandien su tavim susitikom, šnekam. Tai, kad tu atnešiai gerą žinią. Man, kad Lietuva yra gerų žinių šalis. Tai, kad tu tą žinią nori paskleisti visam pasauliu. Tai, kad mes tam čia bešnekėdamos sugalvojom, nežinau, 100 dar toliau galimų tavo geros žinios idėjų įsigyvendinimo variantų ir taip toliau. Visa tai yra gera žinia. Tai, kad pas mus karo nėra šiandien, tai, kad mes turim ką valgyti, tai, kad va čia Eugenija stovi ir mus filmuoja ir mes viena kitą į atlapus esam neįsikabinę, o galim šypsotis, tai yra geros žinios. Bet tu tiki, kad ta vizija, kad Lietuva yra gerų žinių šalis, iš esmės? Aš tikiu, žinot, dėl ko, aš ne tik tikiu, aš tiesiog žinau, aš esu įsitikinusi, kad tikrai tai bus vien todėl, kad tos idėjos įgyvendinimo ir apskritai skleidimo ėmėsi Daiva. Iš visiškos smulkmenos sugebėdavo vis tiek išspausti maksimumą ir visus mus priversdavo dirbti, bet ne prievartiniu būdu ir tas geras žinias paskleisti. Ačiū tau labai už tą optimizmą. Lietuva gerų žinių šalis tikrai bus ir įsigyvendins. Tikrai bus. Jeigu Daiva pradėjo, tai tikrai visos jos idėjos įsigyvendina su kaupu. Ačiū tau. Ačiū.